Labą dieną, taigi aš esu vienas iš projektų vykdytojų, Andrius Kriščionis, ir pristatysiu lituanistikos citavimo rodiklių ataskaitų formavimą ir jos formavimo galimybės. Taigi pradžioje reikėtų paminėti, kad lituanistika kūriniai iš savyje saugo informaciją ir apie cituojamus kūrinius. Taigi, lituanistika kūriniai saugo savyje informaciją apie cituojamus kūrinius. Tuo tarpu patys cituojami kūriniai gali būti tiek lituanistika kūriniai, tiek išoriniai kūriniai. Vertinant visus šios tarpusavio sąryšius, atrenkami unikalūs kūriniai, kurie išlieka susijęti su autoriais, šaltiniais. Jeigu tai yra lituanistika kūriniai, tai jie taipogi yra susijęti ir su mokslo kryptimis, šakomis bei raktažodžiais. Įvertinant visus šios kriterijus, galima atlikti citavimo ataskaitų formavimą, kur citavimo koeficientai yra skaičiuojami įvertinant citavimą lituanistiką kūriniuose. Čia pateikta, kaip atrodo citavimo ataskaitos formavimo pradžia. Galima atlikti kompleksinę paiešką, įvertinant tokius operatorius kaip ir, arba, ne, ir įvertinti kriterijus, tokius kaip kūrinio antraštė, autorių, šaltinį, paskelbimo metus. Šiame pavyzdyje mes randame autoriais Marijos Barkauskaitės kūrinius, publikuotus pedagogikos žurnale. Rezultatai pateikiami sąrašo pavidalu. Pačią citavimo ataskaitą galima formuoti tiek kompleksiniai paieškai sudarytai, tiek atskirai iš rezultatų sąrašo pasirenkant norimą autorių arba šaltinį. Jeigu tai yra lituanistikos kūrinys, tai pateikiamos nuorodos į lituanistikos kūrinio skaitmeninį objektą, bei yra laisvai prieinamas visas teksto dokumentas, tai ir pateikiama nuoroda į visą tekstinį dokumentą. Taip pat prie kiekvieno kūrinio yra pateikiami citavimų skaičiai, tai kiek tam tikrą kūrinį sąrašo buvo citavę kiti kūriniai. Ši nuoroda nuveda į kūrinio peržiūros langą, kur yra pateikiamas cituojančių kūrinių sąrašas. Į kūrinio peržiūrą taip pat yra pateikiama detali informacija susijusi su bibliografiniu įrašu, bei tiek kas tą kūrinį cituoja, bei jo naudota literatūra, tai yra cituojami kūriniai. Naudotos literatūros ir cituojamų kūrinių sąrašą taip pat galima peržiūrėti grafiniu pavidalu. Tai yra, kai centre atvaizduojamas žiūrimas kūrinys, tuo tarpu dešinėje pusėje parodyti, kas tą kūrinį citavo, o kairėje pusėje, ką jisai citavo. Pažymėjimas norima kūrinį grafike, apačioje pateikiamas detalus to kūrinio aprašas. Į citavimo ataskaitą taipogi galima formuoti tiek vienam kūriniui, tiek pasirinktam autoriui, šaltiniui ar norimai mokslo krypčiai ar šakai, kuri yra susijusi su kūriniu. Pati citavimo ataskaita sudaryta iš 3 dalių. Tai pirmoje dalyje yra apibrėžiama, kam jinai yra formuojama. Šiuo atveju yra formuojama autoriui, tai Barkauskaitė Marijona, kurios publikacijos buvo publikuotos nuo 1979 iki 2012 metų. Antroje dalyje yra pateikiami išskiriami kūriniai ir citavimai pamečiui. Tai kūriniai, tai kiek kiekvienais metais buvo publikuota kūrinių, citavimai, kiek tais metais buvo cituoti tie kūriniai. Trečioje grafoje yra išskiriami citavimo koeficientai. Tai būtų pirmas, tai kiek iš viso yra kūrinių pagal apibrėžtus kriterijus, antras yra kiek iš viso yra citavimų. Toliau yra citavimai atmetus savicitavimą, cituojantis kūriniai atmetus savicitavimą, kiek vidutiniškai yra cituojamas vienas kūrinys ir apskaičiuotas H indeksas. Trečioje dalyje yra pateikiamas kūrinių sąrašas, kuris atitinka pirmoje dalyje apibrėžtus kriterijus. Ir turbūt ačiū už dėmesį.